Sveiki, čia Andrius Valiukevičius ir mano kojų treniruotė dar senajame Body Gym klube ir paprastai kojų treniruotė, jeigu treniruoju tą pačią dieną ir galinę ir priekinę šlaunies dalį, tuo pačiu treniruoju ir vidinę ir sėdmenis. Pradedu nuo kojų lenkimų, tai yra nuo galinės šlaunų dalies ir tai būna arba kojų lenkimai sėdint, arba kojų lenkimai gulint. Šį kartą yra kojų lenkimas sėdint ir čia apatinėme judesio taške sekundėlį užlaikau pakeltą svorį, tam, kad maksimaliai sutraukčiau raumenis, tai padidindamas jiems apkrovimą. Sekantis pratimas tada yra jau kojų tiesimas ir aš taip keliauju nuo galinės šlaunų dalies prie priekinės, galinės priekinės, tokiu būdu leisdamas vienai šiek tiek pailsėti, kol treniruoju kitą. Ir čia vėlgi darau tą maksimalią koncentraciją, viršuje tai yra ištiesęs kojas, irgi sekundėliai užlaikau jas ištiesęs sekundėjai. Ir tada čia dar įjungiu pratimą vidiniai šlaunies daliai, tokiu būdu labiau apšildydamas klubų sąnarius, kadangi jie vėliau bus reikalingi atliekant bazinius pratimus, tai yra spaudimus kojomis, pritupimus arba įtupstus. Ir taip pat vidinė šlaunų dalis labai svarbi, formuojant gražią bendrą šlaunies formą, kadangi jį užpildo vidinę šlaunies dalį. Ir kai yra trūkumas vidinės šlaunies dalies, tai koja atrodo tarsi, vaizdas tarsi neužbaigtos kojos. Dar vienas pratimas galiniai šlaunies daliai, kojų lenkimas gulint ant pilvo treniruoklyje, tai ko gero šiaip jau būtų pagrindinis pratimas galinės šlaunies masiai, galinės kojų dalies masiai didinti. Ir čia taip pat vėlgi naudoju tą metodą maksimalios koncentracijos, tai yra viršutinėme judesio taške sekundėlį sulaikau sulenktas kojas, tai padidindamas krūvį raumenims. Ir jau tada po to, kai galiausiai gerai apšilau ir man atrodo, kad esu padaręs 4 pratimus, jau pereinu prie bazinio pratimo, prie spaudimo vieną koją. Ir paprastai dirbdamas vieną koją, kaip ir dirbdamas vieną ranką, atlieku reikiamą pakartojimų skaičių vieną, tarkim 10, 12, 15 ar 20, nesvarbu kiek būtų pakartojimų, ir tada be poilsio iš karto kita koja ir taip atlieku 3 arba 4 serijas be poilsio. Nes mano manimu tuo metu, kai viena koja dirba ir kita ilsisi, tai kur ilsisi, to laiko visiškai pakanka. Na ir tokiu būdu trumpai ilsėdamasis, nes santykinai tai gaunasi vis tiek trumpus pertraukėlės, ko gero apie pusę minutės. Irgi galiu padidinti treniruotės intensyvumą ir per labai trumpą treniruotės laiką atlikti labai didelę darbo apimtį, kas taip pat gerai stimuliuoja raumenų masės augimą. Vėl grįžtu prie kojų lenkimo ir čia dabar jau tik tai darau lenkimą vieną koją. Vėlgi laikysiuosi to paties principo, kad viena koja dirba, viena ilsisi ir taip darau be pertraukų. Tai yra atlieku 3-4 serijas kiekvienai kojai. Ir kaip galite pastebėti, aš daug dėmesio skiriu būtent galiniai šlaunies daliai ir paprastai tiek kiek pratimų atlieku priekiniai, lygiai tiek pat atlieku ir galiniai. Čia jau pats pakartojimų skaičius šiek tiek mažesnis negu įprastai ir man atrodo, kad gaunasi atlikti po 10-12 pakartojimų dėl to, kad kaip ilga būtų tai trečias pratimas galiniai šlaunies daliai ir atlikus dar spaudimą vieną koją galinės šlaunies dalis ir pritraukiamas iš šlaunies raumuo, tai yra vidinė šlaunies dalis, kuris šio pratimo metu dirba kaip asistuojantis, jau yra pavargę ir didelio svorio pakelti neišeina ir taip pat daug pakartojimų atlikti jau neišeina. Ir dabar jau pritupimai su štanga ant pečių. Vėlgi, kadangi bazinis pratimas yra pagrindinis pratimas raumenų masiai didinti, keliamas į treniruotės pabaigą, nereikia naudoti didelio svorio, kas viena vertus iš tiesų labai gerai dėl to, kad neapkrauna apatinės nugaros dalies ir neapkrauna kelių sąnarių taip smarkiai. Ir kitas geras dalykas yra tas, kad kuomet raumenys pavargę, netgi tas nedidelis svoris, ir šiuo atveju aš tupiu vos su 100 kg, jau jaučiasi taip, tarsi būtų milžiniškas.
Prasčiausiai dėl to, kad kojos jau yra pavargusios. Štangos trauka tiesiomis kojomis. Tiesiomis kojomis yra kiek santykinis pavadinimas, dėl to, kad kojos gali būti, ar turi būti šiek tiek sulenktos per kelius, tokiu būdu nuimant apkrovimą nuo kelio sąnarių. Ir kadangi mano lankstumas leidžia, nes aš papildomai daug dirbu lankstumui didinti, aš darydama štangos trauką tiesiomis kojomis, dar matėte kelis gražius sėdmenys, atlikdama štangos trauką tiesiomis kojomis, stoju ant pakilos tam, kad galėčiau žemiau nuleisti grifą ir tokiu būdu nuleidžiu grifą iki pat čiurnų. Mano įkvėpimas. Ir įtupstai su štanga. Senajame body gym klube mes turėjome galimybę vasarą, šiltuoju metų laiku įtupstus atlikinėti lauke ant pievutės. Ir kadangi įtupstai yra tas pratimas, kuris reikalauja daugiausia deguonies savo atlikimui, yra pats sunkiausias, tai atlikinėti įtupstus gryname ore buvo didžiulė prabanga ir didžiulė laimė mums. Ir vėlgi, įtupstus esu daręs ir su didesniu svoriu, neatsimenu koks tai buvo, bet gerokai didesniu negu čia dabar darau, ir čia yra grifas 15 kg ir 2 blynai dar po 5, tai iš viso 25, bet vėlgi keliant įtupstus, kurie nors yra vienas iš bazinių pratimų į treniruotės pabaigą, didelio svorio pakelti neįmanoma ir nereikia, nes tai būtų pavojinga, kadangi atlikdami įtupstus jūs nestovite ant žemės, nesiremėte abiem kojom. Ir reikia vien pastangų, ne tik kad atsistoti, reikia pastangų norint ne tik tai atsistoti iš padėties, kuomet nuleidžiate kelį, bet ir išlaikyti pusiausvyrą ir nesusižeisti. Ir paskutinis mano pratimas bus jau darbo užbaigimas priekinį šlaunies dalį, tai vienos kojos tiesimas treniruoklėje paprastai, kai atliekamas tiesimas. Bet koks pratimas po vieną ranką arba vieną koją, tai jūs negalite naudoti 50% svorio to, kurį naudojate dviem kojom arba dviem rankom, tai ko gero bus 30-40% to, kad darytumėte dviem, bet tai leidžia labiau koncentruotis kiekvienos pusės darbu. Na, štai ir bus viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.